Šiandieną noriu Jūs pakviesti į meditaciją, kuri vadinasi Jaunystės šaltinis. Pastaruoju metu labai daug visokių galimybių išlikti jaunam, išsaugoti grožį, sveikatą. Vieni naudojamės jomis, kiti ne. Tačiau už savo jaunystės išsaugojimą kiekvienas pirmiausiai atsakome pats. Tik apsidairykite aplink ir pamatysite 40-mečių, kurie vaikšto ir mąsto kaip kokie 60-mečiai. Taigi tokie jie ir yra. Tačiau galite pamatyti ir 60-mečių bei dar vyresnių, kurie yra kupini gyvybingumo ir energijos. Tokį skirtumą galima paaiškinti vidiniu nusistatymu. Kas į gyvenimą žiūri kaip į sunkią naštą ar kankynę, ta šita našta greičiau ir suriečia. Sąnariai nusidėvi, jaučiamės blogai, vidaus organai pažeidžiami, neatlaikę spaudimo. Ir tos kūno bėdos atsispindi ir išorėje. Oda netenka elastingumo, negatyvūs lūkesčiai atitinkamai atsispindi ir veide. Sumažėja ir pajėgumas. Norint senėjimo procesą sulėtinti, kad jis prasidėtų vėliau negu paprastai, reikia šį bei tą padaryti išoriškai ir viduje. Išoriškai tai daroma judėjimu, saikingai sportuojant, tiek, kiek reikia raumenims ir normaliai kraujo apytakai palaikyti. Judėti reikia tiek, kad būtų normalios kūno vidinių funkcijų veiklos palaikymas. Viduje kai ką galima padaryti pasirinkus teisingą požiūrį į gyvenimą. Normaliai priimant biologinį amžių, nesitapatinti su juo ir su jausmu, kad daraisi niekam nereikalingas. Sukurti pozityvų vidinį nusistatymą, tai yra suvokti, kad tavo amžius priklauso nuo to, kaip jautiesi ir kaip galvoji. Štai ir priartėjome prie mūsų temos. Mąstyk jaunatviškai, lai tavo mintis bus kupinos sąmojo, tvirtumo, sveikatos, gyvybingumo, optimizmo ir pasitikėjimo savimi. Atsisėsk patogiai arba atsigulk. Užsimerk, atsipalaiduok, negalvok apie tai, kas buvo šiandieną. Visi rūpesčiai tegu lieka tolumoje. Dabar tavo tikslas atsipalaiduoti, nurimti ir jaustis saugiai. Sukoncentruok dėmesį į savo delnus. Vidiniu žvilgsniu pamatyk, kaip jie guli tau ant kojų ir ilsisi po dienos darbų. Mintimis nukeliauk į pėdas. Jos taip pat ilsisi, atsipalaidavusios, mėgaujasi ramybę ir kad niekur nereikia eiti. Padėkok savo kūnui. Gali kartoti žodžius mintyse paskui mane.
gali tarti garsu. Dėkoju tau, mano kūne, už tai, kad esi mano sielos namai. Dėkoju tau, kad tiek metų mane nešioji, kad esi pakantus man ir geranoriškas. Aš tau dėkoju ir prašau nepyk už tai, kad kartais nesu tavimi patenkinta, už tai, kad kartais tau priekaištauju ir kad maitinu tave kartais ne visai tinkamu maistu. Atleisk man ir priimk begalinį mano dėkingumą už tai, kad tu esi geriausias kūnas, kokį tik aš galėčiau turėti šiame gyvenime. Dėkoju tau, kad esi mano minčių, jausmų ir patyrimų buveinė. Ačiū, kad galiu tavimi pasitikėti. Ačiū už tai, kad esi sveikas, energingas ir žvalus. Visada liksi ir būsi toks, pilnas jėgų, žavesio, grožio ir išminties. Dabar įsivaizduokite, kad nubudai ir atsidūrei nuostabiai gražiame pajūryje. Įsivaizduok, kaip guli šiltame, minkštame, baltame smėlyje. Girdi bangų ošimą, žuvėdrų klyksmą. Junti šiltą vėjelį glostantį tavo kūną. Skaisčiai šviečia karšta saulė. Tu paprasčiausiai mėgaujasi saulės šilumą, ramybę ir atsipalaidavimu. Mėgaujasi vidiniu ramumu ir harmonija. Giliai ir ramiai kvėpuodama pasineri į puikų sapną. Grimsti į jį giliau ir giliau, kol atsiduri liūdname, apleistame užkampyje. Aplink save matai nykų kraštovaizdį, pilkai rausvą nuvytusią žolę, nudžiūvusias gėles, praradusias savo spalvas, sausros nukamuotus medžius nuleipusiais lapais. Dangus pilnas tamsių, grėsmingų debesų. Oras tvankus, priplėkęs, atsiduodantis puvėsiais. Priešais save ant plataus kelio matai žmones. 40-mečius, 50-mečius, 60-mečius, 70-mečius. Jie visi atrodo nuvargę, seni, nesveiki ir paliegę. Jų akyse nematyti pasitikėjimo savimi ir gyvybingumo. Jie visi eina viena kryptimi. Tolumoje matai upę,
o už upės matyti saulė giedrame mėlyname danguje be jokio debesėlio. Įsilieji į tų žmonių srautą ir pamažu artėji prie upės. Ir štai jau stovi ant upės kranto ir stebi nuostabų dalyką, vykstantį prieš tavo akis. Žmonės, kurie atlydėjo tave čia, brenda į lėtai tekantį skaidrų upės vandenį. Vanduo visiems siekia iki krūtinės. Matai, kaip jie brenda, plaukia, pasineria ir vėl iškyla. Ir kuo labiau artėja prie kito kranto, tuo guvesni ir žvalesni tampa. Dabar ir tu įbrendi į vandenį iki kelių, iki klubų, iki pilvo, iki krūtinės. Pasinerk į vandenį ir vėl iškelk. Su kiekvienu kvėptelėjimu jūsi pasikeitimą, permaina savo kūne sveikatos link. Tave užlieja vėsus ir skaidrus vanduo, tačiau savo viduje jauti sruvenančią šilumą ir kutenantį jėgos pojūtį. Tokį jausmą, kuris primena atbundančio gyvenimo jausmą, kuris darosi vis stipresnis, vis intensyvesnis. Kupina jėgų tu įveiki paskutinius metrus iki kranto. Ten išlipi iš vandens ir apsidairai. Nustembi pamačiusi, kad tie žmonės, kurie dar taip neseniai atrodė tokie seni ir nuvargę, kurie paliegę sunkiai vos vilko kojas, dabar atrodo, neatrodo, o iš tikrųjų yra kupini gyvybingumo ir energijos. Jų kūnai kupini gyvumo. Jie atrodo jauni ir spinduliuoja optimizmu. Pasikeitė ir aplinka. Prieš tave driekiasi plati lyguma, didžiulė pilna gėlių pieva. Tos gėlės įvairiausių spalvų, raudonos kupinos energijos, oranžinės pilnos natūralios jėgos, geltonos kupinos ramybės, žalios pilnos taikingumo, žydros spindi laisvę, mėlynos kupinos aiškumo ir pasitikėjimo. Ir visos jos žydi, sklidinos sveikatos po to giedrų mėlynų dangumi be menkiausio debesėlio. Skaisčiai šviečia šilta saulutė ir ta jos pozityvi šiluma giliai įsiskverbia į tavo kūną, persmelkia jį, užpildo visas tavo kūno ląsteles, visas tavo mintis. Ir tu junti permainą savo viduje. Jautiesi taip gerai, esi tokia kupina energijos ir gyvenimo džiaugsmo, kokia jau seniai nebuvai.
Tavo širdis plaka ramiai, bet stipriai. Kvėpavimas nesuvaržytas ir pozityvi energija kutenama. Kūnas ruvena per visą tavo kūną. Iš lėto brendi gėlių nusėta pieva ir trauki į save tų gėlių jėgą. Su kiekvienu kvėptelėjimu jautiesi vis geriau ir geriau, vis jaunatviškiau. Esi jauna, kupina optimizmo ir gyvenimo džiaugsmo, kupina noro ir sugebėjimo veikti, džiaugtis, mylėti. Dabar prisiartini prie mažo šaltinio, kurio vanduo suteka į nedidelį skaidrų tvenkinį. Atsiklaupi atsigerti ir matai vandenyje savo veido atspindį. Tavo veidas tarytum visai nebe tas. Oda glotni ir elastinga. Gilios raukšlės išsilygino. Negatyvios raukšlės aplink burną iš viso pradingo. Tu ir vėl atrodai taip, kaip prieš daugelį metų. Jauna ir kupina pasitikėjimo savimi. Pilna optimizmo ir gyvenimo džiaugsmo. Ir fiziškai jautiesi kupina energijos ir sveikatos. O vidinės ramybės ir viską aprėpiančios harmonijos jausmas persmelkia visą tavo kūną ir visas tavo mintis. Atsiguli ant sultingos žolės šalia šaltinio ir grimzti vis gilyn ir gilyn. Dar giliau ir giliau, kol vėl atsiduri nuostabiame pajūryje, jo minkštame, baltame, šiltame smėlyje ir junti šio sapno poveikį. Sapnas praėjo, bet jo poveikis su visais jausmais ir pakitimais pasiliko. Dar kelias minutes pasimėgauk tuo išlaisvinančiu, visiškos vidinės ramybės ir harmonijos jausmu. Tu žinai, kad nuo šiol būsi pilna energijos, pozityvumo, vidinio džiaugsmo ir vidinės jėgos padaryti tai, ką esi sumaniusi. Nuo dabar tu pilna pasitikėjimo savimi. Tu žinai, ko nori iš gyvenimo ir gauni viską, ko tik tau reikia. Kvėpuok giliai, ramiai. Visiškai nusiramink. Tu esi saugi. Ir nuo šiol viskas bus kaip tik gali būti geriausiai tau ir tavo aplinkai. Dabar aš suskaičiuosiu iki 3 ir kai ištarsiu 3, galėsi atsimerkti ir
tęsti savo poilsį jau žvaliai. 1, 2, 3. Sveika sugrįžusi į patį nuostabiausią gyvenimą, kurį tik gali patirti.